tai kasdien sugeria jūsų energiją. Baigėsi darbo diena, grįžai namo ir išvargęs krenti ant sofos. Kur dingo visa gyvybinė energija, kurios būname kupini ryte. Tinkama sunaudotos energijos apskaita yra nemažiau svarbi nei finansų tvarkymas, tinkama mityba ir reikiamo fizinio aktyvumo lygio palaikymas. Kad nešvaistyti gyvybinės energijos savo nenaudai, tai pirmiausia turite nustatyti, kur ji nukeliauja, o tada sukurti energijos paskirstymo, optimizavimo planą ir jo laikytis. Tai svarbu, nes gyvybinės energijos trūkumas sukelia įvairius negalavimus ir ligas. Gyvybės energija, kur ją eikvojame? Nebaigtas reikalas, tingumo, nuobodulio ar dėl nenoro apleista užduotis sukelia gyvybinės energijos nutekėjimą. Kai kuriems žmonėms ji pasirodo sapnuose, kad primintų, kaip svarbu užbaigti tai, ką pradėjo. Štai kodėl taip svarbu nesiimti užduoties, kuriai neturite laiko arba noro. Prie tokių nebaigtų reikalų priskiriami neįvykdyti pažadai ir skolos, kurių vis dar negrąžinai. Melas. Kuo didesnis melas, tuo daugiau gyvybinės energijos išeikvojama jam. Juk reikia apgalvoti tiek smulkmenų, kad nepagautų. Stenkitės būti kuo nuoširdesni savo artimiesiems, pažįstamiems ir su savimi. Ir gyvenimas taps lengvesnis ir turėsite daugiau energijos. Baimė, priešiškumas, nepasitikėjimas. Baimė, kaip ir melas, suryja daug gyvybinės energijos. Nepasitikėjimas žmogumi ar priešiškas požiūris taip pat priverčia organizmą dirbti streso režimu. Dėl to nieko gero nebus. Atminkite, kad visos emocijos priklauso nuo jūsų konkrečios situacijos ir viso pasaulio suvokimo. Dirbk su savimi ir išmoksi taupyti gyvybiškai svarbią energiją. Bendravimo su gamta trūkumas. Gyvenimas didmiestyje išsekina pats savaime. Nei minutės absoliučios tylos, nei galimybės pabėgti nuo problemų, nebuvimas gryname ore ir vienybės su gamta trūkumas. Medžiai, žolė, paukščių čiulbėjimas. Visa tai maitina jūsų gyvybinę energiją, o šaltas ir bedvasis miestas išsiurbia ją iš jūsų. Stresas. Kūnas netenka daug gyvybinės energijos dirbdamas perkrovos arba streso režimu. Nėra nei vienos organizmo sistemos, kurios stresas nepaveiktų neigiamai. Nekalbėk apie nieką. Kam švaistyti gyvybinę energiją pokalbiams, kurie nebus naudingi nei jums, nei jūsų pašnekovui? Toks plepėjimas priverčia eikvoti ne tik energiją, bet ir brangų laiką. Todėl, jei jaučiate, kad pokalbis praranda prasmę, nesidrovėkite ir nutraukite jį. Atminkite, gyvenimas per trumpas tuščiam plepėjimui. Skundai. Negebėjimas atleisti. Negebėjimas atleisti, įprotis laikyti savyje pyktį ir nuoskaudą yra bene blogiausia žmogaus savybė. Neigiamos emocijos traukia iš mūsų gyvybinę energiją ir ją maitinasi išaugdamos iki neįtikėtinų proporcijų. Jei negalite atleisti žmogui už tą ar kitą veiksmą, pagalvokite, kad kenkiate pirmiausia savo psichikai, fiziniai sveikatai ir gyvybiškai svarbioms energijos atsargoms. Miego trūkumas. Iš kur atsiras gyvybinės energijos, jei neduosite poilsio nei kūnui, nei sielai? Dėl bioritmų gedimo organizmas sutrinka, nebesupranta,
kaip gali susidoroti su jam pavestomis užduotimis, be aiškaus poilsio ir darbo grafiko. Stebisi, kodėl viskas pasikeitė ir galiausiai pradeda streikuoti. Žalingi įpročiai. Organizmui kenkia ne tik alkoholis, narkotikai ar rūkymas. Yra daug žalingų įpročių, kuriuo esame linkę nepastebėti. Persivalgymas, nesveiko maisto valgymas, įprotis žvelgti dalykus neigiamai, dėl savo nesėkmių kaltinti visą pasaulį ir taip toliau. Kuo prasčiau maitinatės, tuo sunkiau organizmui pašalinti toksinus. Todėl tokie mitybos įpročiai dažnai baigiasi kepenų ir inkstų ligomis. Įprotis neigiamai mąstyti sukelia nervų sistemos sutrikimus. Išoriniai veiksniai ir ligos. Yra išorinių veiksnių, kurių negalime paveikti, tačiau kiekvienas gali sustabdyti gyvybinės energijos nutekėjimą, atsirandantį bendraujant su nemaloniais žmonėmis. Svarbiausia, nepykti, o ramiai nustoti bendrauti ar ginčytis su nemaloniu žmogumi, neleidžiant jam mėgautis jūsų pažeidžiamumu. Patarimas. Jei jums sunku sekti savo gyvybinę energiją, valdykite ją taip pat, kaip ir savo finansus. Sudarykite energijos sąnaudų sąrašą ir pagalvokite, kokias energijos sąnaudas galite sumažinti, o kokiems naudingiems dalykams geriau padidinti suvartojamos energijos kiekį. Taip galite subalansuoti savo gyvenimą. Turėsite daugiau jėgų visokiems pasiekimams.